Trumpas video, kaip atidaryti demos sąskaitą Admiral Markets. Prieš tęsdami toliau, prašau sustabdyti šį video ir susipažinti su galimomis rizikomis. Taigi, norint atidaryti demo sąskaitą savo prekiautojo paskyroje, užeiname į prekiautojo kabinetas, prisijungiame prie paskyros su savo elektroniniu paštu bei sukurtu kabineto slaptažodžiu. Jeigu šios paskyros dar neturite, visą laiką galite susikurti naują. Prisijungę prie prekiautojo kabineto, matome mygtuką demo sąskaita bei keletą pasirinkimų, kuriuos mums reikia čia įvardinti. Pirmasis pasirinkimas būtų prekybos sąlygos, žinant, jog Europoje yra dviejų tipų prekybinės sąlygos, tai profesionali prekyba bei mažmeninė prekyba. Jeigu neturite ir netitinkate profesionalios prekybos sąlygų, tuomet renkatės mažmeninę prekybą. Sekantis pasirinkimas tai būtų sąskaitos tipas. Vėlgi priklausomai, kokią platformą norite naudotis, MetaTrader 4 ar MetaTrader 5 prekybinė platforma. Jeigu tai būtų MetaTrader 5, tai rinktumėtės admiral.mt5 svertinio tipo sąskaitose. O jeigu norėtumėt prekiauti tikromis akcijomis bei fondais, rinktumėtės admiral.invest. MetaTrader 4 platformos vartotojams reikalinga būtų admiral.markets tipo sąskaita arba admiral.prime tipo sąskaita. Tad šias visas sąskaitas su jomis galite susipažinti, nuėję vėlgi į mūsų puslapį, prekiaukite bei sąskaitų tipai. Ar čia rasite visus sąskaitų aprašymus. Grįžtame prie demo sąskaitos kūrimo, pasirinkime valiutą, pasirinkime sąskaitos svertą, jeigu tai yra mažmeninė prekyba, sverto pasirinkimo neturėsime, jeigu tai yra profesionali prekyba, mes svertą galėsime pasirinkti iš duotųjų. Taigi, uždedame varnelę noriu atidaryti demo sąskaitoje ir spaudžiame atidaryti naują demo sąskaitą. Gaunate pranešimą, jog ši sąskaita sėkmingai buvo sukurta ir jos duomenys buvo išsiųsti elektroniniu paštu, tad keliaukite patikrinti savo elektroninio paštą, kuriame rasite sąskaitos prisijungimus ir galėsite sėkmingai prisijungti prie prekybinės platformos. Jeigu jums kilo klausimų, kokį sąskaitos tipą pasirinkti jums, prašome susisiekti su mumis nurodytais kontaktais ir tikrai jums pagelbėsime. Sėkmingo naudojimo ir geros prekybos. Iki.